Panevėžio Vilties progimnazijoje galima pamatyti ne vieną tvarų sprendimą. Mokykla dalyvauja įvairiuose projektuose ekologinė tematika, o šiemet įmonės Igis iššūkyje įstaiga apdovanota tvariausio sprendimo nominacija. Tačiau be netvariausią tradiciją progimnazijoje galima pavadinti pagrindinio kalėdų akcento eglutės gamybą. Eglės čia dažnai daromos interaktyvios ir iš antrinių žaliavų. Ta tradicija yra jau senoka, jau turbūt virš 10 metų. Mes ją vykdom, šiek tiek buvo apstojus karantino laikotarpiu, nes namuose buvom, bet pradėjom nuo sagų eglutės. Tai irgi buvo kartu kuriamos idėjos vaikų, tėvų ir mano taip pat. Tai ta sagų eglutė buvo tiesiog kūgio formos medžiaga apsiūta ir padarytos tokios sagos didelės su vaikų vardais ir sukurta pasaka, kaip siuvėjas siuvo eglutę ir kiekvienam vaikui dovanojo tą meilę siūdamas tą sagą. Tai tos sagos buvo kalėdų eglutės tie žaisliukai. Taip pat esam kūrę ir muzikuojančią eglutę. Tai yra visi žaisliukai buvo būtent muzikos instrumentai pagaminti iš antrinių žaliavų. Kai kurie ir veikia, turėjo ir tą paskirtį, kad ir barškėtų, ir pagrotų. Ir šitą eglutę mes padovanojame Jaunuolių dienos centrui. Mes tai esame apsibrėžę ir savo vizijoje, kad apie tvarumą kalbam ir veiklos įvairios organizuojamos atliepiant bendrą šalies kontekstą. Tai projektinės veiklos esam tų mokykla ir 3-8 klasių visi mokiniai atlieka ilgalaikius ar trumpalaikius kultūrinius ar stiminius projektus. Tai yra grupelė mokinių, kurie pasirinkę iš antrinių panaudotų žaliavų jau siūti, pavyzdžiui, rankinės ir vykdo pusmetį jau tokius projektinius darbus. Aš galvoju tai, kad mes kasmet organizuojam mokyklinių uniformų turgelį, tai irgi vienas iš tvarumo tokių pavyzdžių. Pernai Panevėžio Vilties progimnazija puošė plastikinių butelių kamštelių eglutę, kuriai medžiagas rinko ne tik visa mokyklos bendruomenė, bet ir mokinių šeimos. Unikali kalėdų eglė vieną iš progimnazijos klasių puošė ir šiemet. Senos kopėčios tapo ne tik egle, bet ir advento kalendoriumi. Būtent iš kopėčių, kurios jau dulkėjo tėvelių namuose, tada padarė lentynas, o kiekviena šeima pagamino iš dėžučių dovanėlę. Yra 24 dėžutės, tai yra advento kalendorius. Kiekvieną dieną atveriam dėžutę, randam užduotėlę ir staigmenų siurprizų. Tokiai advento kalendoriaus eglutei panaudotos ne tik nereikalingos kopėčios, bet ir jau anksčiau kažkam kitam naudotos kartoninės dėžės bei kitas dovanas jau puošęs pakavimo popierius. Panevėžio Vilties progimnazijos bendruomenė sako, kad tvarių kūrybiškų sprendimų galima rasti daug, jei tik jų ieškome.